Sveiki, esu Lina iš Ligni ir šiandieną svečiuose turim Artūrą iš AB Centerna. Sveikas, Artūrai. Labas. Ar gali trumpai prisistatyti, apie ką tavo verslas ir kur to verslo yra išskirtinumas? Kaip mano pagrindinis užsiėmimas ir verslas tai yra apsaugos sistemos, pastatų apsaugos sistemos, teritorijų perimetro signalizacija, priešgaisrinė apsauga, vaizdo kameros, praėjimo kontrolės sistemos, tai va tokie dalykai. Kitaip sakant, jeigu su statybininkais kalbant, tai būtų silpnų srovių sistemos. O, tai čia tikiuosi jau klauso tas, kas supranta apie silpnų srovių sistemą. Žmogui, tai geriau paprastai sakyti signalizacija, gaisras, kameros ir praėjimo. O, dabar jau yra suprantu. Gaisro signalizacija, apsaugos signalizacija, tai ką, pasidalink, ką pas mus objekte įdėgėt? Tai va, Ligni linija, ką mes čia pridirbom. Tai padarėm gaisro signalizaciją, kad gyventumėt ramiai, padarėm apsaugos signalizaciją, įrengėm vaizdo kameras. Tai va, 3 dalis, sakykime, iš mūsų darbų, ką mes darom. Darom daugiau tų dalių, bet pas jūs padarėm 3 dalis. Supratau, tai dabar mes galim jaustis saugus, o gal gali pasidalinti kokius nestandartinius gal sprendimus teko pas mus panaudoti? Sprendimus parenkam pagal situaciją, pagal kliento veiklą, pagal patalpų paskirtį. Jeigu kalbėtų apie gaisrą, tai svarbiausias dalykas tai yra patalpų, ypač gamybinių patalpų, dulkėtumas, visokios vibracijos, užterštumai, tai vat į šitus faktorius reikia atsižvelgti, kad paskui gaisro signalizacijos davikliai nesuveiginėtų be reikalo. Tai va, o pas jūs tai gamybos ceche panaudojom lininius barjerus, tai labiausiai tinka gamybai. Tai yra praktika išbandyta ir turim daugybę klientų, kur naudojam būtent šitą įrangą, tai jie yra atsparus visokiam vibracijom, dulkėtumui, tai pakankamai stabiliai veikia, į temperatūrom atsparus, tai platus diapazonas temperatūros veikimo nuo iki. Tai va, tai pas jūs parinkom tokį sprendimą. Aš čia bandžiau pasukti, kol tu kalbėjai kamerą ir parodyti, koks kiekis laidų eina palubėjai. Aš kaip ir daugelis klientų galvau, o tai yra brangu, gaisro signalizacija, gal dar nelaikas jos diegti. Bet kai aš pamačiau, kiek vyrukai turėjo įdėti darbo ir kokį kiekį laidų jie pravedė, tada atsiėmiau savo žodžius ir labai padėkojau Artūrai. Ačiū tau, kad apskritai pas mus atvažiavot ir apsiėmėt šitus darbus atlikti. Žinai, kaip pasakysiu, aš gaisro signalizaciją tai įsivaizduoju tokį pipsiuką, kur prisitvirtina viršui prie lubų ir jisai cypia, rėkia, va, tai, ką per televiziją rodo. Čia yra viena iš detalių, iš keletos arba keliasdešimt detalių, kurios toje sistemoje yra. Bet aišku, žmogus mato daviklį pirmiausia, tai ir tuo apsiriboja, taip įsivaizduoja, kad tai yra ir viskas. Vienintelis tas davikliukas, bet čia turbūt yra sistemos pati paprasčiausia ir pigiausia dalis. Visos sistemos, taip. Didžioji dalis darbų tai yra nematoma, tai yra instaliacija, kabeliai, įvairios pultas valdymo, ar ne, viduje dedasi akumuliatoriai, įvairūs valdikliai, rėlės, automatikos valdymas ir taip toliau. Tai to, ko žmonės paprastai nemato, ir nelabai gal supranta, ir kitiem net nelabai ir įdomu. Taip, tai iš tiesų priešgaisrinė signalizacija, apsaugos signalizacija tai yra reikalingi dalykai. Aš žiūriu iš gamybinės pusės, iš veiklos pusės perspektyvos, bet ar būtent tokie klientai tau yra geriausi ir labiausiai patinka su tokiais dirbti? Taip jau ir susiklosti ir mes gal tikslingai daug metų dirbom, kad mūsų didžioji dalis klientų tai yra verslo įmonės, ypatingai smulkios ir vidutinės įmonės, gamybos įmonės, gamyklos, įvairaus profilio, tiek metalo, tiek maisto, nuo iki, žodžiu, tai turim daug patirties būtent su tokio tipo klientais dirbant, nes tarkim, namai, būstas privatus, ofisų, biurų patalpos, tai yra turbūt patys paprasčiausi ir lengviausi darbai ir objektai, kuriuose yra tikrai lengva atlikti darbus, o gamybos įmonės kiekviena turi savo specifiką. Ir ten reikia ir patirties, ir žinių nemažai, ir plus kiekvienam tokiam klientui reikia dažnai unikalių sprendimų būtent pagal jų situaciją. Nes yra labai daug visokių veiksnių ir faktorių. Temperatūros, užterštumai, kaip minėjau, dulkėtumas, dažymo linijos, įvairiausių faktorių yra. Tai va, aukščiai,
ir taip toliau, technologinių visokiausių renginių. Ir tai reikia ne tik tai, kad įrengti pačią sistemą, gaisro sistema, kaip žinia, daugumoje atveju į metus kartą tai privalomai turi būti patikrinamas jos veikimas. Nuo įmonių veiklos ir patalpų paskirties priklauso, kad tai gali būti ir didesnis dažnumas patikrom atlikti, tai ir 3 mėnesiai, pusmetis gali būti kas mėnesį. Šiaip dažniausiai tai yra kas 2 savaitės, yra specifinių objektų, kur kas 2 savaitės turi būti testuojamos sistemos. O kas kiek laiko mes turėsim atlikti patikrą? Jūsų atveju tai į metus 1 kartą. Yes. Ir labai gerai, kad pasakai, nes iš tikrųjų apie tai jau dar buvau nepagalvojus ir kaip gera, kada yra atstovai, kurie ir į priekį užbėga už akių ir jau pasako, kuo reikės rūpinti. Ir greičiausiai, jeigu aš būčiau nepamiršus, tai tu būtum ir taip atlikęs apžiūrą. Tai primintumėm, kad turite tą padaryti, plus užvesim gaisrinės sistemos patikros žurnalą, gausite pridavimo eksploatacijai aktą, tai va, galėsite pradėti eksploatuoti savo sistemą saugiai ir tvarkingai. Ir kad ne tik tai, kad būtumėt ir patys saugus ir gerai jaustumėtės, bet ir jeigu ateis kažkas tikrinti, tai kad ir dokumentai būtų tvarkingi, tai tas irgi yra svarbu. Tai ką, ačiū, kad apsilankėjai, ačiū, kad sutikai pasidalinti savo patirtimi ir įžvalgom. Ir ar norėtum dar šiandieną ko nors palinkėti tiem, kas mus žiūri? Tai pirmiausia, tai norėčiau padėkoti, kad darbu ir mumis kaip įmonė pasitikėt. Tai va, ir be abejo mes stengiamės tikrai nuoširdžiai atlikti viską teisingai, gerai ir kokybiškai. Dėl to ir pasirinkom šitą įmonę, nes pradžiai dalinosi be galo daug patarimų, o paskui galiausiai sutiko tuos patarimus pritaikyti. Tai va, tai turbūt palinkėjimas būtų paprastas. Gyvenkit saugiai. Iš patirties galiu pasakyti, kad per savo 24 metų patirtį veiklos, tai aišku daugybė visokiausių įvykių yra buvę, tiek ir su visokiausiam vagystėm, gaisrais ir daugybė visokių nuotykių, bet turbūt džiugios tokios naujienos iš tų nelaimių, tai esame 2 kartus išgelbėję 3 žmonių gyvybės. Tai yra gaisro signalizacija, mūsų įrengta gaisro signalizacija padėjo išvengti tokių skaudžių pasiekmių. Tai turbūt abejonių nekyla, kad to reikia, ne tik tai gamykloje, bet ir namuose, ir bet kur kitur, kur yra gaisro pavojus. Tai linkiu visiems gyventi saugiai, kad gaisro signalizacija niekada nesuveiktų ir apsauginė signalizacija niekada nesuveiktų, kad jos jūs saugotų, bet ilgapirščiai ir visokie negeriečiai vengtų ir tai jums pirmiausia tarnautų kaip prevencinė priemonė, kad gyvensite saugiai ir ramiai. Ačiū. Labai gražus palinkėjimas. Tad šiandieną atsisveikinam Lina iš Ligni ir Artūras iš Sampernos. Sėkmės visiems. Likite sveiki.